Labas visiems. Nesenai aš turėjau tokį netikėtą ir malonų susitikimą su jauna moterimi, kuri priminė man apie žinutę, kurią aš turiu pasidalinti su jumis. Ji priejo prie manęs vienam renginy ir priminė, kad prieš 3 metus turėjo savo prigimties analizę, konsultaciją su manimi. Ir jis sako, kad tik visiškai nesenai, va taip nuosekliai besiklausydama per tuos metus konsultacijos įrašo, ji pradėjo apskritai suprasti, apie ką yra jos prigimtinis tipas iniciatorius, manifestorius Human Design kalboje, kaip tai veikia. Ir aš buvau išties laiminga tai girdėdama, kad yra žmonių, kurie nenumeta tai, ką sužinojo, nepadeda į lentyną, o bando integruoti į savo gyvenimą, bando pamatyti, kaip tai veikia iš ties realybėje. Ir nuo to laiko, kai, žinai, tu sužinai apie savo prigimtį, tau reikia dar poros, trejetos metų, minimum metų eksperimentavimo, vat savęs stebėjimo tame eksperimente, kad pradėti atpažinti savo unikalumą. Ir žmogui greičiausiai apskritai nėra įmanoma, pavyzdžiui, ten sveriant 100 kg ir sužinant metodą, kaip grįžti į savo 60 kg svorį, bet staiga numesti tuos 40 per vieną dieną taip neveikia. Tam reikia laiko, taip ir tavo prigimties, paskirties žinioms reikia laiko. O kodėl? O todėl, kad mes taip įpratę gyventi ne save, mes jau vaikystėje tai praradome, kai mūsų tas unikalumas buvo, žinai, talpinamas į tokią ridikėlio, burokėlių lysvės apie tai, kokie mes turim būti pagal kažkieno lūkesčius ar normas. Ir žmonės apie 30 metus jau taip pripranta gyventi iš proto, gyventi netikrą savęs versiją, kad jau tai tampa jiems norma. Todėl tik mentalinis prigimties suvokimas, tos žinios, tai dar nesi tu, tai nėra tavo pokytis, tai nėra tas prabudimas į save, nėra atsimerkimas, pamatymas savo to unikalumo grožio. Tam reikia laiko. Ir kai atrodo, kad viską supratau, dar reikia keletos metų, kad tai pilnai gražinti į tavo gyvenimą, kad įkūnyti tą mentalinį žinojimą. Kitaip nėra ko girtis, kad aš esu patarėjas, o aš esu statytojas, o kas tu? Čia tik pavadinimas, bet dar ne gyvenimas to. Tai nieko nesako. Tai neveikia tol, kol išties negrįžo į tavo gyvenimą ir ypač į tavo pasirinkimus, į tavo sprendimus, į tavo navigaciją. Todėl aš konsultacijos metu darau įrašus, kad tu galėtum savo prigimties tas originales instrukcijas vėl ir vėl perklausyti, vėl ir vėl susijungti su tuo. Ir tu pastebėsi, kad kuo labiau klausaisi, tuo labiau girdi nebe proto, o savimi, kad pradedi perleisti nebe žinių lygyje, o per save patį. Ir kai ateina žmogus su lūkesčiu, kad kažkaip konsultacija stebuklingai pakeis jo gyvenimą, taip nebus. Aš pasėsiu sėklą, aš padėsiu prisiminti, aš įkvėpsiu išdrįsti, pamatyti savo tą skirtingumą ir ne tik pamatyti, bet ir gyventi, bet tau reikės pradėti eksperimentuoti, ypač su savo sprendimų prieimimu. Žinai, kai tu nebesidairai į šalis, o kas prisijims už tave atsakomybę padaryti sprendimą, kas pasakys, į kokį čia autobusą įlipti ir kurioje stotelėje išlipti gyvenime, bet kai tu pradedi eksperimentuoti būtent su savo tą vidinę navigaciją, tada žiūrėk, kas keičiasi, nes po truputį prasideda jau nebežinojimas, o gyvenimas to žinojimo. Ir tada jau gali pradėti pajusti tą kaifą gyventi save. Žinių kaupimas apie mus pačius mums turbūt nepadės, nes gyvenimas nesikeis po bet kokios savęs pažinimo konsultacijos, jeigu tai lieka mūsų stalčiuose. Mūsų unikalumas ir toliau liks paslėptas po mūsų spąstais, per kuriuos mes išmokstame įtikti kitiems, patikti ir toliau galim kentėti ir ieškoti, o kas čia iš tų kančių mus išlaisvins. Todėl pradėk iš tiesų dėl pačio savęs, dėl pačios savęs daryti sprendimus iš savo vidinės tos navigacijos. Ir tai nesvarstymų navigacija, ten, žinai, apsimoka, neapsimoka, o būtent iš to kūno intelekto. Ir tada visas tavo potencialas, ta tavo prigimtis ir jos mechanika, ji savaime tokia grandininė reakcija pasileidžia korektiškai.